Kas tai bus per kova? Kas pasirodys geriau? Kas nugalės? Netrukus ir sužinosim. Kova prasideda dabar. Never put my love out on the line. Never said yes to the right guy. Never had trouble getting what I want. But when it comes to you, I'm never good enough. When I don't care, I can't play like a control. Won't wash my hair and make it bounce like a basketball. But you make me wanna act like a girl, paint my nails and wear high heels. Yes, you make me so nervous that I just can't hold your hand. You make me glow, but I cover up, won't let it show. So I'm putting my defenses up, 'cause I don't wanna fall in love. If I ever did that, I think I'd have a heart attack. I think I'll have a heart attack. I think I'll have a heart attack. Never break a sweat for the other guys. When you come around, I get paralyzed. And every time I try to be myself, it comes out wrong like a cry for help. It's just not fair. Pain's more trouble than love is wet. I gasp for air. It feels so good, but you know it will. But you make me wanna act like a girl, paint my nails and wear high heels. Yes, you make me so nervous that I just can't hold your hand. You make me grow, but I cover up, won't let it show. So I'm putting my defenses up, 'cause I don't wanna fall in love. If I ever did that, I think I'll have a heart attack. I think I'll have a heart attack. I think I'll have a heart attack. The feelings got lost in my life. They're burning, I'd rather be numb. And there's no one else to blame. So scared I take off and I run. I'm flying too close to the sun, and it bursts into flames. But I cover up, won't let it show. So I'm putting my defenses up, 'cause I don't wanna fall in love. If I ever did that, I think I'd have a heart attack. Yeah. I think I'd have a heart attack. 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 Aš iš tikrųjų nesikį pastebėjau ir ypatingai šiame, man atrodo, sezone dalyviai yra, žinai, kaip kažkokiais tokioj dideliai, fainoj bendruomeniai kartu su stovykla, mokymų, kažkokių balsų cechas, man atrodo, žinai. Jūs suėjot, būnat kartu, draugaujat, atsirado kažkokios tai draugystės, šeimos kartu sėdi, valgo. Man labai buvo gražu ir žavu matyti. Ir dabar, manau, tas jūsų apsikabinimas yra viso to įrodymas. Ačiū jums labai už tai, kad jūs kūrėte tą atmosferą ne tik ant scenos, bet ir už jos. Apsitarkim truputėlį, norėčiau, kad savanoris Benas pasakytų kažką. Jaučiuosi kažkoks apšaudytas šiek tiek, nes tiek daug visko vyko dainoj ir ten ir taip, ir taip, ir taip, ir taip. Ir atrodė, kad reikia, kad esu šiek tiek toksai įdarbintas kaip klausytojas išspręsti šį rebusą, kas vyksta su tuo piešiniu, kuris buvo nupieštas dainoje. Sunku kažkaip apsispręsti, nes toksai jaučiuosi apsunkintom smegenim, bet
gal Eivilė, pas Eivilę tokio kažkaip gal oro daugiau buvo ir mažiau spaudimo. Nors spaudimo buvo ir ten, sakau, toksai labai keistas. Atrodė, kad labai taip su tokia sufarširuota, sukompresuota informacija bando įkišti man į smegenis. Ir aš bandžiau atsiginti, tai dabar toksai įkaušęs jaučiuosi nuo dainos. Įkaušęs. Supratau, gerai. Po kontuzijos čia vadinasi tokia, po muzikinės kontuzijos. Gerai, bet gal kažkas, pavyzdžiui, Gabrielė, tu išrišmom viską. Labai įdomu, kad Benas paminėjo, kad jaučiasi sušaudytas, nes klausydama jūsų, aš įsivaizdavau, kad žiūriu filmą apie kulką, kuri iš pistoleto yra pašaunama, įsijungia jūsų daina, groja, dainuoja, ta kulka skrenda ir galiausiai pasiekia kažkokį kūną. Nes irgi man kažkoks su šoviniais. Atrodo, kad jūs atėjot ir visą savo artileriją išsidėliojot ir taip šitą kulką, dabar šitą kulką. Ir man trūko tiesiog akimirkos atsikvėpti ir išgirsti dainą. Nes atrodė, wow, čia tiesiog nuvyksta... Man patinka, kad Gabrielė rodo šaudyklą kaip kašį aikštelę. Šitą kulką ir šitą kulką ir šitą kulką. Bet ką norėjau pasakyti, kad Eivilės aukštas natos, man atrodo, šiek tiek uždominavo dainą. Ir man pasirodė, kad aš negavau progos pažinti Gerdos labiau, nes žiūrint kažkaip į tave, man atrodo, kad tu šiandien neparodai labai daug. Kažkaip tavo laikysena scenai, tavo energetika, man šiandien atrodė, kad vis dėlto tu jos neiššoviai. Gal tave uždominavo, kartais taip atsitinka, bet man būtų įdomu pamatyti, ką tu kitame etape dar parodytum, nes šiandien tikrai nebuvo viskas. O Eivilė mums parodė tikrai žiauriai daug, yra labai rimta priešininkė. Tai čia, leiskite, palengvinau, bet... Žodžiu, kulkelės dvi. Kaip yra man tai iš tikrųjų? Išrišk tu mums. Labai kažkaip kolegos tiksliai įvardino dalyką, kurį aš sakiau pačioje pirmoje repeticijoje, kai mes susitikome, kad šita daina yra perpildyta jūsų kovos ir rodymo, jūsų galimybių, kurios yra mega didelės abiejų. Bet ar reikia sudėti viską į vieną dainą? Tai va, aš tokį klausimą buvau iškėlęs tada ir mes kalbėjome apie tai, kad truputėlį tos dinamikos reikia, šiek tiek prašiau, kad atsiskirtų priedainis nuo stulpelio, kad truputėlį piano vietų būtų, kad būtų įdomu. Šiandien matėme kovą, čia yra dvi kovos, jūs susišaudėte vienas kitą, kraujai čia turi bėgti. Matot, koks mokytas esu, kaip gražiai išmokiau dainuoti. Wow. Tos natos mano, čia yra tos Eivilės, ten kur aukštai. Aš džiaugiuosi pasirodymu, jūs esate aukščiausios klasės balso valdytojos. Ar pasirodymas buvo geras, jis buvo per daug. Per daug geras. Per daug geras. Žinot, kaip būna, per daug geras, jau kur nuo to gerumo truputėlį jau norisi pailsėti. Supratau, man, tai ačiū labai, merginos. Aš tikiuosi, jūs pasiruošusios esate išgirsti verdiktą, duokit rankas, dėmesio. Į kitą etapą kviečiu žengti Eivilę. Eivilė, sveikinam tave, tu kitame etape. Tu keliauji ruoštis nokautams. Ačiū labai. Ačiū tau labai. Mano akimis, Eivilė yra viena geriausių, jeigu ne geriausiai valdanti savo balsą kaip instrumentą. Jis labai techniška. Gali imti bet kokias natas, kokias tik reikia, turi labai daug energijos, reikia jai sugalvoti geras dainas ir aš labai viliuosi, kad mes tikrai galime nukeliauti iki finalo su ją. Aš nieko, scenoje kažkaip, taip viskas atrodo iš nieko, iš minčių, nežinau ką pasakyti. Buvau visa širdimi už Gerdą, nes mes su ja labai greit susibendravom. Ir labai kažkaip greitai pajutom vieną kitą ir man kaip ir linksma, bet tuo pačiu metu gaila, kad pasibaigėjo kelionė mūsų abiejų. Tai jo, bet šiaip labai džiaugiuosi, kad turėsiu galimybę dar kartą pasirodyti. Ką noriu pasakyti? Labai gaila. Bet tikiu, kad niekas nenutinka gyvenime be priežasties. Tai visa tai, kas įvyko prieš, kas dabar įvyko. Pasiruošus kitam iššūkiui. Kiek dar įvyks, visko daug. Jo. Ačiū tau labai. Ačiū, kad šiandieną buvai čia ant šios scenos ir džiuginai mus visus. Ačiū tau labai. Ir tariu iki pasimatymo. Iki. Nespėjai pamatyti visų pasirodymų? Nenusimink. Visus jos rasi Lietuvos balso YouTube kanale.